Sveiki, automoto fanai. Šiandien mūsų rankose BAD modelis, kurį norėsiu jums pristatyti. Tai naujas gamintojas, naujokas Lietuvos rinkoje, kinietis. Modelis entry levelio, kaip sakėme, jų pirmas modelis pagal kainodarą, kuris vadinasi Dolphin Surf. Ir kodėl aš norėjau jį išbandyti, kodėl mane jis sudomina, tai vienas iš pigiausių elektromobilių rinkoje. Tai tikrai verta pažiūrėti, ką jisai turi, ką jisai gali, kaip atrodo, kokie pliusai minusai, ar verta jį pirkti, o gal čia tas automobilis, kurį nereikia kreipti dėmesio. Tai pabandysim išsiaiškinti. Automobilių dizainas labai madingas. Dabar aštrus kampai ypač madoja. O kaip matot, čia aštrų kampų tikrai yra daug. Priekis, šonai ir bendrai visas automobilių korpusas, dizainas su aštrais kampais. Ir tai man tikrai patinka. Lediniai priekiniai žibintai, bet turbūt to nieko nenustebinsi. Čia jūs matot maksimalę šiaip komplektaciją, būna 3 lygių komplektacijos. Kaina jo prasideda kažkur, grubiai tariant, nuo 20 000 eurų, kas prilygsta Dacia Spring ir turbūt pačių pigiausių elektromobilių modelių, bet pagal jo išvaizdą, ar jis atrodo labai pigiai, tikrai ne. Jeigu mes žiūrim va tokios komplektacijos modelį, būtent Comfort komplektaciją, tai kokie yra esminiai skirtumai ir kodėl aš pasirinkčiau būtent tokią komplektaciją. Kainos skirtumai bus apie 6 000, bet čia mes gaunam iškart galingesnį variklį, kurio galia 150 arklių galių. Tai tikrai pakanka miestui, o čia ypač miesto automobiliukas, nes kitos komplektacijos turi apie 80-90 arklių galių variklius. Na, gali būti silpnoki, jų įsibėgėjimas apie 11 sekundžių iki 100, o šito gražuolio jau įsibėgėjimas 9 sekundės. Plus daug newtonmetrų, sukimo momentas, tai mieste jis jausis dar labiau galingas negu standartinis benzinas, kuris turi irgi 150 arklių galių. Jeigu kalbant apie dizainą, tai ką mes turim čia? Lėti ratlankiai, priduoda grožio solidumo, dekoro elementai, palei visą korpusą eina, durelių uždarimo atidarimo kokybė, na, visai neblogai, kaip galinių, taip ir priekinių. Kas man patinka gale, ogi LED žibintai, rombo elementai, na, priduoda solidumo. Gražiai atrodo, čia irgi rombo elementai. Gražus automobiliukas. Bagažinė. Nėra didelė. Mano čia krepšiai, trupučiuką betvarkės, bet sakoma, nėra didelė, bet jinai turi papildomą bagažinę čia, kur mes galim sudėti ir laidus, ir papildomus daiktus, jokių problemų. Kaip matote, čia prikrauta nemažai ir vietos yra daug. Tai neapsigaukit, atrodo maža bagažinė, bet turi ir ergonizerių, papildomų, pavyzdžiui, galima kažką užkabinti, jeigu vežat krepšį, užfiksuoti, tai faina, patogu, na, subkompaktiška, bet kokybiška. Mechaniškai reguliuojama, mygtuko jokio čia nėra, bet jinai taip gerai subalansuota, kad gan lengvai galima ją nuleisti, uždaryti. Tai jeigu moteris ar vaikas, koks paauglys, kažkam reikia uždaryti, va, rankinėlę ir matot, jėgos nieko, beveik nulis, užsidaro. Pažiūrim, ką mes turim viduj, salonas, ar aš galiu ten atsisėsti, ar ypač gale, nes tokios klasės automobiliai, jie beveik neturi gale vietos iš tikro. Ten, nu, kaip sakoma, tik vaikams arba, nu, tikrai nedidelio ūgio žmonėms, bet mano ūgis 1,85 m, toks subkompaktinis automobilis, aš galiu atsisėsti gale, pabandom. Taip, vietos čia
ne taip ir daug, bet prieš lipant į vidų atkreipkite dėmesį į sėdinių kokybę. Ar čia atrodo, kad automobilio kaina yra 20 000? Manau, kad jis atrodo daug brangesnis. Yra easy fixai, bet ką mes matom iškart, kad čia yra tik tai pora vietų. Turbūt vienas iš minusų. Gale tik teoriškai turi važiuoti tik pora žmonių. 1, 2. Trečios vietos nėra. Ir net saugos diržai. Tik tai jų pora. Bet pažiūrim, ar aš galiu čia atsisėsti. Virš galvos vietos kaip tik man, kaip matot, aš nesikiu, galiu važiuoti. Kaip matot, vietos gale, teoriškai, aš galiu važiuoti normaliai. Ir va čia yra didelis pliusas šio modelio, kad gale jis turi daug daugiau vietos negu standartinė tos pačios klasės automobiliai. Net ir mano ūgis, 1,85 m, aš galiu čia normaliai sėdėti, kaip matot. Atsisėdu, priekinė sėdynė irgi komfortiškai sukonfigūruota, čia viskas oda, gražiai, fainai ir galiu normaliai sėdėti. Juodos lubos priduoda tokio biškį sportiškumo. Bet koks dar minusas, arba aš neradau, arba iš tikrųjų jo ir nėra, aš nematau gale USB jungčių. Tikrai negaliu, nežinau, gal kažkur pataisysiu komentaruose, jeigu rasiu, bet tikrai kol kas nematau. Nu ir aišku, dėl to, kad čia pora sėdinių, tai nėra porankio jokio, bet sėdinę galima nulenkti, manau. Vat įdomu, kaip jinai. Nu čia prieki, va, galima taip. Čia aišku nelygios grindys, nu, savotiškas porankis gausis. Jokauju. Taip, gale. Na ir mane stebina sėdinių kokybė. Dar kartą pasikartosiu, čia atrodo, aš nežinau, čia kaip labai prabangių automobilių. Dar atkreipkite dėmesį į kokybę. Aišku, durelių kokybė ir tų medžiagų kokybė negali būti super wow. Čia 20 000 kainuojantis automobilis. Tai kitokas plastikas čia, bet va šita medžiaga, ypač čia, jinai minkšta. Aš nežinau, kaip ją pavadinti, kaip versta oda, kažkokias zamšas jausmas, bet jinai tikri siūlai, vienu žodžiu, kur lies jūsų ranka, ten bus minkšta ir fain. Butiliukams, standartinis dalykas, nieko čia nenustebinsi. Čia plastikas, na, tokio vidutinės kokybės. Bet užtat sėdinių galinė apdaila, va šitą, tai įspūdinga. Čia kaip sportinės sėdinės. Sakau, kažkur pataupė, bet kažkur yra tikrai wow. Net netiki, kad tai būna. Pakabukai, tokie mini organizeriai. Ir ką aš dar matau kaip minusą, gale nėra jokio apšvietimo bendrai. Tai jeigu paskaityti kokią knygą, nu, nežinau, ar dabar tos knygos madingos, visi planšetės skaito, turbūt gal ir nereikia. Nu, bet nėra va, to apšvietimo, tai na, trupučiuką gal per tamsu bus naktį važiuoti. Na, bet čia, kaip sakoma, tokie niuansai, gal einam pažiūrim, ką mes turim priekyje. Vairuotojo vieta. Automobilis subkompaktinis, bet kas krenta į akis, iš karto jauti, net ne akis, o tu jauti. Tai yra sėdinių minkštumas ir bendrai sėdinių kokybė. Kaip ir gale, taip ir priekyje, kai tu atsisėdi, jos ypač minkštos, labai tokios su ryškiom palaikymo formom iš šonų, jos ilgos, tai kojom labai faina, turim priekyje irgi easy fixus. Na ir aš galiu difirambus dainuoti vat, būtent sėdinim. Tikrai aš nesitikėjau, kad 20 000 kainuojanti mašina gali turėti na, va, tokį pečių palaikymą, net ir mano ūgiui. Nes dažniausiai, kaip sakoma, būna kino automobiliai, kurie na, skirti žmonėm 1,70 m max, 1,75 m čia, o jeigu aukštesnio ūgio, tai jau viskas. O čia tokio dalyko aš nejaučiu. Tai vat man už šitą dalyką aš 10 balų, vat, už sėdynės. Kas liečia bendrai multimediją, vairą. Vairas atrodo mažas, toks nu, subkompaktinis, tai pavadinsim. Bet kokybiškas, laikyti jį fainą. Šitas plastikas tokio vidutinios kokybės. Visos savybės. Parodysiu, kaip čia viskas veikia. Visų pirma, planšetę galima
valdyti. Jinai gali tapti telefonu, dideliu telefonu. Vat, pavyzdžiui, jeigu mes važiuojam ir padarom iš planšetės didelį telefoną, paspaudžiam navigaciją, tai matot, jisai atrodo kaip telefonas. Ir mes galim teoriškai pasukti arba taip, arba palaukit, galim padalinti ekraną per pus. Pavyzdžiui, čia navigacija, čia yra ten mūsų programos, bet, pavyzdžiui, čia atsiųsta Spotify, galima daugiau atsisiųsti, ten YouTube'ą kokį pažiūrėti. Mes važiuojam, aišku, kai važiuojate YouTube, nežiūrėkit, čia bus ta funkcija atjungta. Bet atrodo, kad, per mažas ekranas kažkaip čia keistas jausmas, bet jeigu mes paspaudžiam va taip, tai iškart gaunasi, kad viršų yra navigacija, grinai palei tavo akių zoną, akių matymo liniją ir tu važiuoji, tau nereikia žiūrėti kažkur į apačią, ieškoti, kas čia kur. Va, čia navigacija, čia yra visos programos, kurios reikalingos. Tai šis sprendimas neblogas, įdomiai sugalvota, dažniausiai, kaip ir sakiau, už 20 000 automobilį tokių dalykų neturės, jeigu mes lyginam su konkurentais. Šitos turi. Paprasta multimedija ekranas prietaisų skydelis. Aišku, paprastas kažkas panašiai pas gal Volkswagen ID turi, net turbūt pas jos ir net mažesni tie ekraniukai. Spalvotas, fainas, ryškus, tai ką jis turi greitį parodyti, sąnaudas ir turbūt tom ir pakanka. Kažkokiu tai wow, čia efektų ir neturi būti. Mielas akiai, viskas užtenka. Ką mes turim čia? Yra fiziniai mygtukai. Bet čia man kaip ir pliusas, kaip ir minusas. Iš vienos pusės mes galim valdyti kondicionierį, jį įjungti, išjungti, turim važiavimo režimus, Eco, Normal ir Sport. Kaip ir gerai, bet aš norėčiau, kad jie čia, pavyzdžiui, pridėtų temperatūros kontrolę. Mes galim sukinėti šitą jungiklį ir valdyti garsą, bet, pavyzdžiui, mes, jeigu norim pakeisti temperatūrą, mes turim užeiti čia ir jau, kaip sakoma, valdyti touchscreen'ą. Kur pučia, greitis, bet yra ir kitų funkcijų. Teoriškai mes galim šitą dalyką konfigūruoti, čia yra kaip shortcutai taip vadinami, galima pakeisti, kad čia būtų iškart temperatūros kontrolė. Ir jeigu yra 3 pirštų lietimas, pavyzdžiui, taip, matot, mes galim reguliuoti temperatūrą arba reguliuoti greitį. Jeigu važiuojate, reikia greitai kažką išjungti, tai nebūtinai eiti į meniu, čia viską landžioti, žiūrėti. Bet aišku, čia nėra klimato kontrolės. Negalima nustatyti 21 laipsnio ir jisai pastoviai laikys tą laipsnį. Tai va čia yra minusas. Aš manau, kad tas dalykas yra must have automobilyje. Čia, kaip sakoma, būna žmonių, kurie pripranta, nustato ten 17 laipsnių, minimalus apipūtimas. Ir viskas, man patinka nustatyti ten 20, ten 21,5 ir daugiau, kaip sakoma, nelysti į tą sistemą, kad jinai veiktų. Čia šito dalyko nėra. Pavarų svertis, čia gal jungiklis net nesvertis, gale priekyje, tai mes turim čia. Ir atkreipkite dėmesį, to aš uždarysiu duris, parodysiu jums kameros kokybę. Taip, čia yra 360 laipsnio kampų montuojama kamera, tai reiškia, kad turi 4 kameras, kurie filmuoja aplink. Aišku, kai mes uždarysim tos duris, mes matysim bendrai, bet kokybė, ar yra lagas kažkoks, ar iš vis nieko. Žinai, tai man čia įspūdingai atrodo, fainai, galima padaryti automobilį nematomą, netrodo, kur suka ratai. Kiniečiai su kamerom čia nepalyginamai, iš tikrųjų su europiečiais. Už tokius pinigus. Ačiū Dievui, kad mes turėtumėm kamerą, o čia mes turim tikrai įspūdingą ir labai gerai veikiantį kokybišką kamerą. Dėl apdailos kokybės, aišku, čia bus kietas plastikas, šitas elementas minkštas, kaip ir gale, čia kokia kaip verstauda, kažkas toks, pagal jausmus, pagal tą kokybę. Jis minkštas. Daiktadėžė nėra didelė, subkompaktinė. Porankio mes tokio kaip ir neturim, atidaryti negalim, bet ranką padėti čia kaip komfortą. Bevėlis įkroviklis telefono ir Type-C, standartinė USB, 12 V rozetė. Tai va, dėl POF vairavimo ir bendrai vairavimo, jeigu norit pajusit
pajusti, lyg tai jūs vairuojat šitą automobilį, tai kažkur iššoks nuorodą, paspauskit, aš tikrai nufilmavau su visais garsais, kaip atrodo, kaip mato vairuotojas ir galėsite tai pajusti, kaip sakoma, tarsi jūs vairuojat šitą automobilį. Arba atvažiuokite į Inčkė Bit, Lietuva, Vilnius ir tikrai turi daug automobilių, pradedant Dolphin Surf ir kiti modeliai, kur galite išbandyti, pasimatuoti, ar jums tinka, patinka, na ir aišku, turėti jau savo nuomonę. Kažkiek pavažinėsim su BYD, Delfinu. Labai lengvai valdomas, jis skirtas miestui, tai pažiūrėkit, pavyzdžiui, apsisukimo kampas, jausmas, tu lyg tai jauti automobilį aplinkas čia darosi, nes jis ir trumpas, nedidelis, neilgas, tai labai patogu. Pavyzdžiui, reikia prisiparkuoti, kamera, tai važiuojam mieste, kažkur sunku prisiparkuoti, žiūrėkit, kokios kokybės kamera ir kaip čia viskas paprasta parodo, kur važiuoja automobilis, kur, koks kampas. Va, sustojam. Dėl galios ir įsibėgėjimo, tai per akis. Va, matot, tas paspaudimas ir reakcija akceleracijos pedalą labai, na, gan aštri, tai jis reaguos gerai. Ir mieste, aš nežinau, ar net reikia šitų 100 PM arklio galių. Galima net pagalvoti apie variklį, kuris turi 80 arklio galių. Kas man dar patinka, tai jo pakaba. Irgi toks jausmas, kad jinai geresnė negu automobiliai, kuris kainuoja 20 000 eurų. Ir jeigu mes lyginam garso izoliaciją su automobiliais, kurie kainuoja 20 000 eurų, čia irgi visai neblogas dalykas. Ko aš nežinau, tai aišku, bendrai dėl kokybės, čia naujas gamintas, jis aišku turi garantiją, kaip sakoma, pirmam šeimininkui yra ramu, o kas toliau, na, bus matyti, bet kai automobilis yra naujas, su garantija, tai jeigu jūs jį perkat, tai 5 metai tikrai ramu, kažkas vyksta, nuvažiuojat pas Inčkėpus ir jie viską jums sutvarkys. Štai pasibaigė mano bandomais važiavimas, tai turbūt metas pakalbėti apie pliusus, minusus, kas man patinka, ką reikia tobulinti. Tai pradėsim nuo to, kas nepatiko. Nepatiko vienas iš klimato kontrolio valdymas, nes čia net ne klimato kontrolė, o kondicionierius, kur mes šiaip negalim nustatyti 20 laipsnių ir jis pastoviai ją palaiko. Turim pastoviai mechaniškai junginėti, kai šilta, šalta, na, galėjau čia įdėti tikrą klimato kontrolę. Gale tik tai porą vietų turim, nėra 3 vietų gale, na, toks minusas savotiškas, bet jis egzistuoja, tai užskaitam kaip minusą. Na ir aišku, BYD gamintojas, jis turi užsitarnauti savo vardą, savo patikimumo Lietuvos rinkoje. Tai naujo žaidėjas ir, na, kaip sakoma, nepasakysiu, kad čia ar pliusas ar minusas, čia yra faktas. Na ir aišku, automobilis turi ir pliusų, apie kuriuos turiu pasakyti, nes juos pastebėjau. Visų pirma, tai aišku, jo valdymas gale ir kiek jis pagal savo kainą. Už 20 000, gerai, ne už 20, už 26 jūs gaunat galingiausią versiją, 150 arklio galių, didelį sukimo momentą Newtonmetrų ir atrodo, kad mieste, na, jisai kaip mini sport bolidas, toksai kartingas ar kaip jį pavadinti. Tikrai galios čia daug ir net per daug gali būti. Antras dalykas, tai bendrai technologijos, besisukant į tą planšetę, navigaciją, kameros kokybę. Manau, kad čia tikrai faina gauti už 20 000 vat tokį automobilį. Ir trečias dalykas, tai kokybė važiavimo, pavadinsiu taip. Visų pirma, sėdynės, jos atrodo ir tas jausmas, kai tu sėdi, tikrai labai geras, labai geras. Neįtikėtinai net už 20 000 gauti va tokio lygio sėdynės. Čia yra tikrai aukščiausios klasės sėdynės, jeigu mes lyginam kainą ir kokybės santykį. Na ir aišku, pati pakaba, kaip dirba, kaip automobilis važiuoja, jeigu man nesakytų, kad jis kainuoja 20 000, nuo 20 000, aš nepatikėčiau, kad jis gali važiuoti va taip. Tikrai važiuoja brangiau negu jo kaina. Tai prenumeruokit kanalą,
rašykit komentarus, ateikit išbandyti tokius automobiliukus, tikrai faina. Ir aš manau, tai yra ateitis. Kiniečiai ateina, kai kurie, aišku, juos žiūri skeptiškai, bet iš tikrųjų tai yra ateitis. Kiek jie kainuoja, ką jie siūlo už savo kainą ir jie tobulėja, jie žiūri į mus, ką mes norim, kaip europiečiai, kaip lietuviai, kokių savybių norim, jie testuoja, žiūri, bando. Ir aš manau, kad ateityje mes turėsim daug gamintojų iš Kinijos, kurie ateis į Europą. Taigi ką, prenumeruokit kanalą, rašykit komentarus, komentuokit, žiūrėkit mano kitas apžvalgas ir iki sekančių susitikimų.